Aišku, visą tai kainuodavo daug brangiau visoms pusėms. Bet aš iš principo kalbu. Taigi ta federalizacija nieko tokio blogo nėra. Vis tiek čia sėdi, būkime atviri, totalūs dundukai, Nausėdos mentaliteto lygio ir, jie turi balsą, neturi balso, jie vis tiek daro taip, kaip reikia. Bet aš kalbu iš principo. Taip negali būti. Jokioj vyriausybės programoje, programoje gal ir gali būti įrašyta, bet vis tiek tada turėtų būti parašyta, kad ši vyriausybė sieks, kad būtų suorganizuotas referendumas šiuo klausimu. Labai aiškių klausimų. Dar kartą pasiskaitykim, kai čia parašyta. Sieksime greitesnių sprendimų priėmimo procesų ir tinkamo pasiruošimo Europos integracijai ir plėtrai. Tai žiūrėkit, ta integracija žodis jau senokai tapo keiksmažodžiu, o plėtra taip pat jau tampa keiksmažodžiu. Aš pasikartosiu. Mes labai norime, kad būtų priimti ukrainiečiai, moldovanai ir taip toliau. Gruzinų dabartinių kartveliečių, tai jau dabar nepriimsim, jie tenai labai stipriai prisidirbo. Bet mano klausimas, jeigu jūs tai plečiate, kur Norvegija? Kodėl jūs jos nekviečiate? Kur Šveicarija? Kodėl nekviečiate į šitą rojaus bendryją Europos Sąjungą? Štai tokių valstybių. Galų gale, paklydėlę, Jungtinę karalystę taip pat reikėtų vėl pradėti vilioti Europos Sąjungą. Mums stipriausius reikia prisitraukti Europos Sąjungą. O kodėl mes imame pačius silpniausius? Šito visiškai nesuprantu. Skaitome toliau. Palaikysime kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės taikymo plėtimą. Aš norėčiau pažiūrėti tam žmogui į akis, kuris parašė šį sakinį. Palaikysime kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės taikymo plėtimą. Gerbiami žiūrovai, gali paaiškinti, ką čia reiškia? Palaikysime kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės taikymo plėtimą. Čia įdomu, Paluckas pasirašė ar Blinkevičiūtė, ar prieėjęs iš nugaros Skvernelis su Žemaitaičiu patarė. Parašyk taip, kad čia iš vis nieko supras nebus įmanoma. Vienbalsiškumas tapo stabdžiu formuojant ES saugumo užsienio politiką ir sprendžiant ten visus tos fundamentalius reikalus. Tai ir pasakykite, kad nebus veto teisės, kad sprendimą priims dauguma. Toks sutarimas. Ir viskas čia yra gerai, jokių problemų, bet šio klausimu turi būti suorganizuotas referendumas. Iš esmės, daugiau turėjo būti Lietuvoje referendumų ir dėl nekarinių bazių Lietuvoje, kurių dabar labai daugėja. Irgi iš principo dėl nekarinių bazių turėjo būti referendumas. Ko jūs bijo tautos, tie organizatoriai. Taip, kad aš tiesiog linkiu aiškiau įsireišti ir, palaikysime kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės taikymo plėtimą. Aš galvoju, tie žmonės, kurie skaitė vyriausybės programą, domėjosi, jie suprato, ką nors, tie balsuotojai. Ką reiškia tas sakinys? Kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės taikymo plėtimą. Kur jūs plėsit indelį kokiam supylę? Žodžiu, jūs visi puikiai supratot, ką aš norėjau pasakyti, o visa šita programa išties yra įspūdinga. Štai atsidariau čia jau Seimo dokumentų puslapį, štai čia visa šita programa, pažiūrėkit, siaubingai ilga. Siaubingai ilga, gerinsim, didinsim, tobulinsim, sieksime, pasieksime ir taip toliau, tiesime, nutiesime. Visą tą programą perskaityti iš tikrųjų užima laiko, bet yra keletas skirsnių, man atrodo 6 skirsnis, po to yra, čia to rasim 7 skirsnis, tai čia jau apie Ukrainą galit prisiskaityti, apie NATO galit stiprinimą prisiskaityti, apie tai, kaip mes Lietuva dalyvausim visose karinėse tarptautinėse misijose galima prisiskaityti. Žodžiu, dokumentas vertas dėmesio ir turbūt laiks nuo laiko teks mums jį paskaityti. Tik į tai norėjau aš atkreipti dėmesį, manau, kad mane supratot. Bloga pradžia, pusė blogo darbo, o pradžia iš tikrųjų yra bloga, kadangi jokių absoliučiai permainų nebus, buldozeris kaip važiavo, taip ir važiuoja toliau. Po socialinės reklamos, kurios nebus, pasikalbėkim dabar apie Siriją. Sirija. Atsidariau Euronews portalą. Štai čia išversta į lietuvių kalbą, nes lietuviškai, dar galit mane parodyti, lietuviškai Euronewso nėra.
Yra kokiom tik norit kalbom. Rusiškai, šrusiškai ir taip toliau, o lietuviškai nėra. O juk čia yra pagrindinis ES kanalas, Euronewsas, iš Prancūzijos.